Kalėdos man visų pirma yra šeimos šventė. Tai yra galimybė susirinkti prie didelio stalo, visiems iš visų Lietuvos pakampėlių suvažiuoti ir mėgautis mamos paruoštais patiekalais, be jokio vargo, pačiai neplušėjus virtuviai. Geriausia dovana yra dėmesys, nelabai svarbu, nes vaikas nupaišo atvirutę ir tai būna pati gražiausia atvirutė pasaulyje. Nieko prieš, aš ir už gražesnės, didesnės dovanas, bet iš principo manau, kad tai yra dėmesys. Dėmesys yra svarbiausias. Lapkritis tai intensyvus labai ir gruodis, manau, bus dar intensyvesnis, nes yra aliejų sezonas. Iš tikrųjų, turim šitoje vietoje padėkoti Maksim, kuri pakuždėjo idėją, kad bus kalėdų kalėdos. Tai pasikalbėjom su mūsų technologija, jis sakė, taip, galima priberti visokių gražių, įdomių, gražių dalykų ir padaryti juos tikrai labai kalėdiškus tos aliejus, jo labiau, kad žmonės kalėdom visada mėgsta nustebinti, pagaminti kažkokį įmantresnį patiekalą, ne tokį, elementarų, bet taip, kodėl ne, pasistengsim ir paplušėjom ir manau, kad bus labai fainas produktas. Laukim kartu kalėdų.